Dar vienas Sportland podcastas jau prasidėjo netikėtai ir čia svečiuose yra Sportland darbuotojas, žmogus, tačiau taip pat ir būsima olimpietė. Tai Evgenija Kolga, labas vakarėlis, diena, rytas ar kada bežiūrėtumėt. Labas, Davidai. Sarkazmo guru. Gražus džemperis, kur gavai. Ar yra pirkti tokių Sportlandai? Taip, yra pirkti, sakė, viena populiariausių prekių. Taip. Gerai, Evgenija, tau jaučiu kaip namie vis tiek. Mes retai, bet pasimatom, su Davidu pasimatai turbūt dar dažniau, tai manau, kad bent jau... Dekadomis jau. Man atrodo, kad rečiau su Davidu, nei su jumis. Rimtai? Nes aš bent atėjau apsipirk kažką, žinai. O tu? Tai neperka. Mes jau daug metų susitikinėjom. Kiek jūs metų susitikinėjot, čia įdomu? Jau pirmą kartą sutikau 1900. Supratau, viskas neaišku. Prieš slidinėjimą. Prieš slidinėjimą. Tai gerai, tai iškart ir keliamės tada visiškai prieš istoriją, nes kad jūs suprasme teisingai, aš iškart sakau, čia yra būsima olimpietė, mes labai tikim tuo ir dabar eikim per istoriją, kokia olimpietė, kodėl olimpietė ir kaip viskas prasidėjo. Tai gerai, slidinėjimo sportas, ne? Taip, lygumų slidinėjimas. Lygumų slidinėjimas. Grįžkim į praeitį, į tavo, nežinau, turbūt vaikystę. Turbūt, kaip viskas buvo, kaip viskas prasidėjo, kada atsirado sportas iš viso tavo gyvenime, nebūtinai slidinėjimas? Sportas turbūt prasidėjo nuo pat vaikystės. Mano tėvas yra sportininkas, yra kūno kultūros mokytojas, tai aš buvau tas žmogus, kur atvesdavo po darželio ten į pamokas kokias nors ir tada rodydavo, kaip reikia daryti prisitraukimus, kai pakabina 5 metų vaiką ir tada, jeigu jinai gali padaryti, tai kodėl jūs negalite? Aišku, tėvas padėdavo ten, buvo jokas. Taip sakai dabar, aš tikrai net nepadėdavo, tokius. Nenori nukrist kabės ir taip. Tai tavo tėtis buvo toj pačioj mokyklai, kai jau mokyklai mokėsi mokytojas? Jo. Tai iš karto į stogą, ne? Sportui galėdavai turėti visas galimybės turbūt salėje ir panašiai, ne? Taip, bet jau tom, kaip ten buvo, 1-4 klasės kitoj mokyklai buvau, bet po 5 jau į tą pačią ir ten paskui toliau gimnaziją, tai taip ir gavosi, kad toje pačioje mokykloje. O tai gerai, tai pradžiai tiesiog sportiškas vaikas dėl tėčio, o kada kažkokia sporto šaka gal pirma buvo, kuri įkrito tavo gyvenimą? Pradžiai norėjo turbūt, kad būčiau plaukikė, nes pats užsiiminėjo plaukimo ir ten dėl visokių gyvenime priežasčių nepavyko jam tapti super druper plaukiku, tai norėjo, kad aš būčiau, tai tiesiog atidaviau plaukimą, bet kažkaip po metų laiko aš pasakiau, kad, žinok, tėti, man čia kažkaip nuobodu tam baseinė, per trumpai čia man tas 25 metrų baseinas. Ir jis toks, gerai, nusivylęs biškiai. Į ežerą nuvedė. Čia daugiau negu 25. Gali plaukti iki to kranto. Ne, tai kažkaip ir baigės tada mano karjera plaukikės kažkur po metų pusantrų. Ir atėjo ruduo, po vasaros, reikėjo vėl matyti mane kažkur padėti po mokyklos, nes vis tiek abudu tėvai dirbo, reikėjo man kažkokį irgi užimtumo. Ir tuo metu mano tėvas susipažino su lygumų slidinėjimo treneriu mūsų mieste ir nusprendė, kad kodėl ne, jau 9 metai, jau kaip ir galima į slidinėjimą atiduoti, nes ten truputį taip ne visai nuo vaikystės, bet galima šiek tiek vėliau. Tai 9 metukų mane ten ir atidavė. O iš kokio tu miestą? Iš Visagino. Iš Visagino, ne? Tai Visagine ten gal tas slidžių sportas kažkoks yra? Jo, slidinėjimas, biatlonas, šiaip ten dar yra gimnastika, bet gal ir klavimas jo stipriai. Šaunuolis, Davidai, skaitai? Mes turime netoli kolegų. Artūras Sėja, taip. Tada Vadimas Korop. Taip. Irgi Koropkovas. Korobovas, ne? Jo, vadimų tiesiog. Tai gerai, 9 metų šokai ant slidžių ir iš karto į lygumas ir iš karto užsikabinai turbūt, ar ne? Paminė savo pirmas varžybas? Jo, pirmas atsimenu, Ignalinai buvo, nuvežė, tiesiog buvo kaip pabandymas, ta prasme, tarp vaikų, visi, gal šiek tiek vyresni visi buvo, nes aš labai maža buvau. Tai ten maža, taip maža, ne taip, o amžiuje. Iš ūgio irgi nebuvau dar didelė, vėliau truputį paaugau, jo. Tai, sunku buvo, bet buvo smagu, nes varžybos čia galima greit važiuoti, nelabai ten viskas gavosi taip, kaip norėjau, užėmiau ten kažkokią prieš paskutinę vietą. Bet prieš paskutinę yra ne paskutinė, kokia distancija čia? Ten vaikam, man atrodo, buvo gal 2 kilometrai ar 1,5 kilometro, visiškai, ten buvo grupė turbūt vaikų iki 11 ar 12 metų, man ten buvo 9 ar 10, tai aš tokia mažutė ir pradėjau savo karjerą. Kažką aplenkiau. Ta 30 metų, žinai, kuris tikrai kvestionuot pradėjo savo gyvenimą, žinai. Atsimenu, kad buvo sunku ir kažkaip bet treneriai kažkaip nuteikė, kad viskas tvarkoja, nepergyvenk, čia pirmas startas, čia bus dar tų varžybų.
Nepanikuojam. Tai tada žingsnis į priekį, man atrodo, iš karto galim šokti ir į kokias nors varžybas, kur tu jau pajautai, kad tos slidės gali tave nustumti kažkur, nuslys padėti į pergalės didesnės. Ar buvo kažkoks momentas, kuomet, nežinau, paauglystėje tai vyko? Šiaip, man atrodo, kad jau po metų laiko pirmą pergalę mano buvo ir aš jau... Tai iš prieš paskutinės į pirmą iš... Taip. Ten buvo kažkaip taip toksai jo šolis mano ir Visagine vyko tos varžybos mano trasoj, tai aš kažkaip buvau labai pasiruošus gerai. Šarkatų, žinoma. Jo, šarkatų ir toj pačioj... Teisėjai nemato per miškelį. Toj pačioj amžiaus grupiai. Toj pačioj, tai savo metų, ar ne? Jo, savo metų, su tom pačiom žom, kur prieš metus buvau ten 12-13, tai kažkaip man pavyko laimėti. Ir tada visi tokie, tai čia kažkas gausias. Gerai, važiuojam toliau. O tai daug vaikų tavo amžiaus, nes iš mano perspektyvos aš nepažįstu ne vieno turbūt slidininko. Čia regioninis dalykas. Tai va turbūt, ar ne? Čia regioninis dalykas šiaip jo, bet tuo metu, kai aš pradėjau, tai buvo daug slidininkų. Tikrai dabar, kai aš atvažiuoju ten, kad ir šią žiemą buvau Lietuvos čempionate, tai tikrai ten, 10. O tada vienoj grupiai buvo ten po 15, tų grupių labai buvo daug ir jo, aišku, tų moksleivių dabar irgi yra daug, bet buvo ir vyresnio amžiaus daugiau. Ir kažkaip buvo ta masė tikrai žmonių ir toks nebuvo, kad pirmas tarp dviejų, ne? Taip. Iški daugiau atvažiuodama. Bet šiaip iš tikrųjų, ko man džiaugiuosi, dabar šiek tiek vėlgi prilies ir olimpinės žaidynės, apie kurias tu svajoji, dar prieisim prie tavo svajonės ir papasakosi plačiau, bet aš dar labiau linkiu tau patekti tenais, nes visą laiką, žinai, motyvuoja, bet kokiu atveju, kai kas nors, from zero to hero, žinai, from zero to Olympian, yra pavyzdys, vaikams iškart yra motyvacija taip pat išbandyti tą sportą, nes galbūt, žinai, nesiseka ten krepšiniai, fuliai ar kažkur ir tada gali išbandyti kažkokias tai side hustle. Gerai, o tai klausyk, man šiaip dar įdomus yra reikalas, vėlgi, kažkas sėdi ir galvoja, būtų įdomu pabandyti. Inventorius, kai tu treniruojas, tau reikia susipirkti visą inventorių, tam turėtų nemažai kainuoti, gal ne, tos slidės visos? Šiaip kainuoja tikrai nemažai, jeigu tu nori turėti savo, bet tu gali tiesiog išsinuomoti. Gali ir tam pačiam Vilniui, ta prasme, yra N taškų, yra slidininkų buvusių arba dabar dar sportuojančių, kurie užsiminėja šitų dalykų, kurie yra nusipirkę įvairaus inventorio įvairiems slidininkams, lygiams ir gali gauti ir batus, ir slidės, ir lasdas, nieko visiškai nereikia pirkti. Nes aš žinau, kad ant kalnų nuvažiavęs į Liepkalnį tu gali tai įsigyti, tu gali ir turbūt kitose taškuose, kaip suprantu, ne? Jo. Supratau, sporto problemos nėra didelės. Okay. Bet tu čia nušokai labai jau į dabartį. Nušokau, ne tik į dabartį, bet bendrai, žinai, vaikams iš kur gautų dalykų. Nors aš Evgenijų jau senai pažįstu, kaip jau kalbėjom, bet žinai, ko aš niekada neklausiu ir nežinau, kodėl baigėsi tavo sportas. Nes mes vakar žiūrėjom oficialų puslapį, kur yra slidininkas, kur tavo anketa sukurta, kur prasidėjo ten labai snibė, 2009-aisiais kaip ir viskas. Pauzė. Milžiniška pauzė iki 24-ųjų. Jo. Tai kas čia buvo? Buvo taip, kad atsitiko gyvenimas. Šiaip pradžiai tai buvo taip, kad sumažino federacijai finansavimą ir jie turėjo išsirinkti tik kelis slidininkus, kurie toliau sekančiam sezonui ruošis ir gaus finansavimą. Ir aš patekau į tą sąrašą, kurie nesirinko. Ta prasme, buvo taip, kad aš buvau vyresnė ir buvo jaunesnė mergina. Ir nusprendė, kad duodam jaunesnį šansą, nes kaip ir galbūt daugiau perspektyvos. Čia dažniausiai, aišku, čia buvo truputį keistas sprendimas, nes man tuo metu buvo 19 metų ir mes esam ištvermės sporto šakoj, man viskas dar prieš akis, bet buvo toks sprendimas, koks buvo ir su tuo aš nebaigiau sportuoti, ta prasme, aš įstojau į sporto universitetą tais metais, pradėjau gyventi Kaune, ten irgi buvo treneris, viskas vyko puikiai ir tiesiog prieš žiemos sezoną aš susirgau. Ir aš esu šiaip žmogus, kuris niekad neserga ir man buvo toks, kodėl aš susirgau, ką man čia daryti. Ir tai užtruko labai ilgai, visą mėnesį. Aš sergau, negalėjau užlipti, kosulys, temperatūros, sloga ir niekas negalėjo suprasti, kas man čia darosi, kas su manim vyksta, bandėm visus vaistus. Ir taip gavosi, kad tas žiemos sezonas nuplaukė, nes aš... 15 metų. Jo, toliau 15 metų. Čia tai kosulys buvo. Neblogas. O taip, būna kartu gyvenime. Tai realiai ir po to mėnesio nesportavimo, bet vis tiek, tu grįžai Vėra. Jo, aš grįžau. Baigės žiema tiesiog dėl to, tipo? Aš sustartavau varžybose, bet buvau visiškai neformoje. Ir aišku, aš turėjau galimybę žiemę atsirinkti atgal į rinktinę ir važiuoti visas varžybas ten į pasaulio jaunimo čempionatą, galbūt net į pasaulio čempionatą. Bet kadangi aš visiškai buvau nulis,
o sportininkams tas mėnesio nebuvimo ir iškritimas iš režimo plus lyga, ištvermės sporto šakoje čia yra, tiesiog tu pradedi kaip nuo nulio. Tau reikia vėl kelių mėnesių, kad tu važiuotų iki savo kažkokios bazės ir tada vėl rodyti rezultatus. Tai mes prie to priėjom tiesiog sekantį pavasarį, kai aš vėl pradėjau ir tada atsitiko kojos trauma. Kas kojytei? Kas kojytei? Kojytei nebuvo, kad stipriai kažką plyšo, man ten neoperavo manęs, bet tiesiog kelio sąnarys, reikėjo vėl reabilitacijos ir vėl gavosi, kad man ruduo iškrenta. Ir va tokie keli dalykai iš mūsų čia. Aš manau, kad čia organizmo reakcija tiesiog. Jis suprato, kur tu organizmą vėl vedi, į tą lygumų slidinėjimą. Ne, Jevgenija. Tik ne. Užteks, su slogo nepaėjo, bandom sąnarį, žinai. Mes nuo 9 iki 19, 10 metų klausykti šią valandą. Bandom koją O kokia čia distancija, kur tu ruošėsi, kur tavo stiprybė buvo, kur sakėjai prieš tą lygą, prieš pačią lygą atvariusi Kauno, tai kiek kilometrų tu varydavai? Mes varom įvairias distancijas, ta prasme varžybose, treniruotis yra vienas dalykas, varžybose yra kitas dalykas, bet čia turbūt normalu visiems sportininkams. Pas mus pagrindinės distancijos tai yra 10, 15, 20 kilometrų. Natūrali reakcija. Plus sprintas, bet sprintas pas mus irgi toksai įdomesnis, čia yra kvalifikacija 1,5 kilometro važiuoji, patenki į ketvirtfinalį, jeigu patenki pagal laiką, važiuoja vėl 1,5 kilometro, patenki į pusfinalį, važiuoja vėl. Ir visas šitas procesas vyksta per 2-3 valandas. Ta prasme, gaunasi... Dar turi jėgas, paskaičiuoti jėgas, kad nepervartų, bet ir kad patektum į kitą. Jo, tai tame, tas sprintas gaunasi irgi toksai, ištvermės dalykas. Tai visos šitos distancijos, aišku, yra atskirai žmonės sprinteriai, yra atskirai žmonės, kurie labiau vidutinių nuotolių, yra maratoninkai, kur 50 km geriausiai jaučiasi dabar. Nuo šių metų ir moterim 50 km reikia važiuoti varžybose. Tai geriausia atveju, jeigu būni universalas. Bet tokių nedaug. O tai gerai, dar šiek tiek pašakinėkim pirmyn atgal. Tai tavo iki tol aukščiausias pasiekimas, koks buvo dar pergalė, kokia didžiausia? Šiaip 15 metų aš laimėjau Lietuvos čempionatą suaugusių. Praleidom šiek tiek jo. Puslapį nebuvo parašyti. Patekau aš į rinktinę, buvau jaunimo rinktiniai, važiavau į jaunimo pasaulio čempionatus. Ten nebuvo nieko ypatingo, apie 60 vietą kažkur. O iš kiek čia tu 60? Skirtingai ten būna 80-90 merginų, panašaus amžiaus ten būna kažkur, nežinau, nuo 17 turbūt metų jau pradeda važiuoti. Prieš tai dalyvavau su Lietuvos rinktinė, dar tokios yra olimpinis Europos festivalis, kai suvažiuoja iš visos Europos geriausios slidininkai savo šalių, jauni 16-17 metų ir jie ten irgi bando tokią mini olimpiadą padaryti. Tai va ten irgi buvau su estafetė, nežinau, gal patekom 20-tuką, o mano asmeniniai tai iki 60 kažkokios vietos ten buvo. Nebuvo super druper kažkas, bet čia toks mūsų Lietuvos lygis. Bet man iš tikrųjų įdomu ir buvo, žinai, tu 15 metų laimi Lietuvos čempionatą, išvažiuoji pasitikrinti su Europos arba pasaulio ir tada 60-tuką, žinai. Tai toks, bet čia, dabar pereikim ir prie tos Lietuvos. Taigi, kaip čia treniruotis reikia, kai mūsų žiemos yra, netokios ir sniegingos, įvardinkim švelniai? Sudėtinga. Iš mano patirties, tai kai aš dar buvau vaikas, tai dar buvo to sniego Lietuvoje ir tikrai mes turėjom labai ilgas žiemas. Ir buvo tokių atvejų, kad nuo lapkričio vidurio kažkur mes slidinėjom ir net iki kovo pabaigos, ta prasme. Pasikeitė Lietuva, ką? Bet jau dabar tokių žiemų nebūna ir dažniausiai tu bėgioji arba važinėjai su riedslidėm. Profesionalų sportininkai... Profesionalų sportininkai, aišku, nebūna Lietuvoje, praktiškai nei kiek, tik tai tarp stovyklų. Tas susijęs su to, kad reikia nemažai laiko praleisti ir kalnuose, tam, kad organizmas savo paruošti krūviui ir kad organizmas pats iš savęs sustiprėtų. Tai būna tiesiog, kad važiuoja vieną stovyklą, grįžti keletą dienų pabūni, važiuoji kitą stovyklą ir taip tu Lietuvoje praktiškai nebūni. Vaikams, tai tada lėki Lietuvoje, labai laukiu ilgai sniego, paslidinėjai mėnesiuką ir tada vėl bėgioji krosus. O tai tos riedslidės, dar prieikim prie tų riedslidžių, o tai jos visiškai perteikia tą jausmą? Taip, jausmą gal šiek tiek jis kitoks, nes vis tiek asfaltas yra pakankamai kietas, bet judesiai tai visiškai taip pat ir ta prasme... O greitis? Greitis irgi panašus. Šiaip galima skirtingus ratukus naudoti. Ir per plent, per autostradą. Goliukus skirtingus ir galima
turėti ir lėtas riedslidės, galima vidutiniško greičio, panašiosnio į slidinėjimą, galima ir labai greitus, kur tu ten tiesiog vieną kartą atsispiri ir važiuoja. O šiaip nėra kažkokio aparatų, nežinau, kurie bandytų tai perteikti, kad ten, nu nežinau, staklės kažkokios, nėra tokių dalykų, nežinau. Šiaip naudoja, bet irgi čia su riedslidėm būna, kai daro kažkokius, nežinau, VO2 max testus, kai tokie... kai tu bėgi bėgtakiu, tai tas pats tik su riedslidėm. Ir varai, tu gali, ta prasme, geriausi slidininkai, biatlonininkai, nežinau, pasaulio čempionai, olimpiniai čempionai turi pas save namuose garaže. Tu gali bet kada, nu, ta prasme. Varau prasimin. VO2 max prasivaryti. Bet šiaip, kad su slidėm dar kas yra dar slidinėjimo tokie tuneliai, tai tu atvažiuoji tiesiog Vokietijoje yra, Slovakijoje, man atrodo, yra ir Amerikoje kažkur keliai, Europoje yra šiaip nemažai keliai yra. Atvažiuoji vasarą, šiaip 30 laipsnių, viskas šilta, bet tu nueini į tokį pastatą, kur yra padarytas toksai dirbtinis šaldytuvas. Ir ten gali būti kilometro ilgio, tarkim, trasa ir ten visą laiką yra dirbtinis sniegas ir tu vasaros metu tiesiog mes buvom, bet man dabar atrodo, kad jau neveikia Suomijoje. Yra toksai tunelis ir aš buvau ten stovykloje. Tai tu... Kilometro ilgio tunelis. Jo, į vieną pusę, jis toks pusiau po žemę ir tu įeini ten -6, tu turi šiltai būti apsirengęs, slidinėjai, išeini į lauką ten plus 30. Nu ne. 15 metų kosulys. 15 metų. Ne po tos stovyklos susirgau. Žinai, kad dar pagalvoju, kai būtų toks tunelis, kai yra, tai dar padarai tą būtent slidinėjimo visiškai tą dalį, toks kaip bėgtakis ir kur važiuoji, žinai. Tada tiesiog galas kilometras, bet dar ilgiau įvarai, tai dar geriau. Aš mąstau, į priekį čia, žinai. Revoliucionizuosi visiškai. Pirmas Lietuvoje bus, ne? Ne, kad Lietuvoje tokį nebus iš ramus, nes šiaip jaučių investicijų reikia visai nemažai, kadangi sportas nėra pats populiariausias Lietuvoje, kaip suprantam, tai dėl to tokios ir peripetės. O šiaip nėra buvę tokių kliurkų, kur Lietuvos čempas koks nors atvažiuoja, ne, visi iš Lietuvos geriausi slidininkai ir tiesiog nėra sniego. Tai jau važiuodami gal suprantate, kur sniegas. Kad atšaukė prieš kelias dienas, tai būdavo. Ne? Arba tada dar būdavo, kad, tarkim, susitarė, kad darysim vienoje trasoje ir jo, lyja ten ir ištirpsta ten pusę sniego ir tada Ignalina šiaip visada yra toksai geras kalnas Užušėlės ten vadinasi ir ten taip aukščiausias taškas turbūt, gal Lietuvoje net skaitos, nežinau iš tikrųjų tiksliai, bet vienas iš aukščiausių ir ten visada gulėdavo sniegas, bet ten reikia atvažiuoji varžybas, pasiemi slidės visas tas savo 10 porų, eini 3 kilometrus iki to kalno, apšilimui. Ten yra sniego, nu, lygia tiesiog, nes ten šalčiau truputį. Wow. Tada jo padarai mankštą, tada sudalyvauji varžybose, tada dar piški paužinėjai ir tada nusileidai. O nepykstant savęs, kad tėčio neklausai ir galėjai šiltam baseinė maudytis, tipo, ir ne, tėti, varau, aš abiškai. Kažkaip nežinau kodėl, bet ne. Tėvas mažiau toldžia. Aš tau sakiau. Nu kaip čempionat, palauk, nėra sniego. Taip, namie sėdi džakuzį, tėvas. Kubilė. O palauk, paminėjai, nešies 10 parų slidžių? Čia aš gerai išgirdau? Nu, čia treneris nešasi. Ne tik vienam, keliems, ne? Keliems, jo, bet šiaip... Vienas turi 10 parų slidžių. Bet šiaip vienas jo gali turėti ir 20. Nu, pafleksint. Kad matytų, kad kietas. Ne, šiaip tai labai skiriasi oro sąlygos ir slidės skirtingos, plus mes ruošiam slidės skirtingom oro sąlygom arba tom pačiom oro sąlygom turi 5 poras ir paruoši jas skirtingai. Ir tada žiūri, kurioje pora geriau važiuoja. Ir čia yra vienas iš dalykų turbūt, kodėl lietuviai užima ne pirmas vietas, nes tam servisui, pavyzdžiui, Norvegai, Švedai, Suomiai, kečiausios pasaulio šalis slidinėjimą, turi atskiras komandas, kai atvažiuoja 5 atskiri žmonės, kurie daro tik tai slidžių paruošimą. Dieną naktį jie tom užsiima. Jie tave netreniruoja, nieko, jie duoda tiesiog tau slidės ir dar jas testuoja patys. Tai kai jeigu tu esi labai kietas pasaulio čempionas arba olimpinis čempionas, tai tu ateini, tau sako, va šitas 3 pabandyk ir pasakysi, kuri geriausia. Viskas. Wow. O mes visą šitą darbą daro Lietuvoje treneriai, ta prasme.
Neturim atskiro serviso žmogus, tai treneris eina su tavimi treniruotę, paskui galbūt gamina tau valgyti, paskui galbūt ten, nežinau, užsiema tavo veiklą, analizuoja, daro planą ir paskui vakare dar eina ruošti tau slidės. Paskui atsikelia dar 5 ryto, vėl eina ruošti tau slidės. O tu toks... Tavo sumuštinis, slidės ir planas. Taip, o tu varyk. Geras. Gerai, aš manau, kad žengiam dabar į tą teritoriją, kur yra turbūt bent jau man smalsiausia. Pertraukėlė. Pertraukėlė? O tikrai? Jo, nes po to keliausim čia. Eina savo, aš taip norėjau jau Zero to Olympian. Gerai, palaukim. Turėsim džinglus. Tai sugrįžtam su podinė, bet prieš tai... Aš noriu pasidžiaugti, kad mes turim pagaliau rėmėją. Ne tik Sportland yra mūsų rėmėjas, bet ir Vilniaus pusmaratonis, kuris vyks gegužės 24 dieną Vilniuje ir gali dalyvauti nuo mažiausių iki didžiausių, nes yra ir marsiečių bėgimas, mačiau, mažiesiems. Taip. Ir yra ten pasirinksit pagal savo amžiaus kategoriją taip pat prasibėgti. Nu, žodžiu, pasaka, kad pagaliau kiek bėgsi? 21. Kiek tu bėgsi? Tai pusmaratonį bėgsi. Aš marsiečių varys. Man organizmas signalus siunčia, kur anksčiau jie bėgė, o dabar man siunčia jisai jau. Aš tikiuosi, kad šitie signalai ir liks su tavimi. Neplanuoju bėgti. O aš? Tai skau, Žakas bėgs, aš palidėsiu. Puiku. Arba ne, pažiūrėsim. Tai grįžta nuostabioji podinė. Kaip ir kiekvienoje laidelį mes turime reitingus ir nepaslaptis, kad turėsime ir šią. Tau reikia traukti vieną iš lapukų ir jį reitinguoti. Ištraukti, jis labiausiai patinka kaip pirma vieta. Žygis susirašo ir mes turėsime oficialų reitingą. Vienas yra blogai, gerai, o 10 yra blogai. Ne kad blogai, bet tiesiog gal prašiau negu kiti 9. O tu reitinguosi, nepaslaptis, žiemos sporto šakas. O, fantastika. Tai pirmą vietą jau rezervuojasi turbūt. Bet jos nėra galbūt. O gal ir nėra. O gal ir yra. Šuoliai su slidėmis. Šuoliai, bet šitie ilgi tie šuoliai. Kur nuo tramplino čia yra. Bet man tai belia kaip gerai atrodo šitie dalykai. O esat matę, kur užsimuša? Nes šį žiaurį buvo 70. Ne, nemačiau. Buvo 70, kur tipo... Sprašau, kad jokios, bet... Po to ir pakeitė varžybas, nes tuo metu buvo, kad ten neatsižvelgdavo vėją ir panašiai. Ir būdavo, kad šiek tiek... Ne, gal gerai. Bet ten iš tikrųjų tas vėjas tai turi labai daug įtakos. Ir dabar tai Max žiūri ir neleidžia, jeigu... Dėl tų varžybų, apie kurias... Žiauru. Ir ten buvo, kad tu sėdi viršai. Tavo draugą nuputį iš šoną kažkur. Ir tu turi vis tiek. Žygi tavo eilė. Okay. Arba draugas dar nenusileido, žinai, ir kažkur pakėlė biški gūsis. Jau matai, kad nuo Ignalinos kažkur visą giną nešat. Tai kur dėsim gerai, šitą, kad neturim trampliną. Nepavojingas sportą. Penktoje vietoje. Šuolis į tolį, pavadinkime taip. Tai trauk. Šuolį nuo tramplino. Kuri 5 vietoje? Jo. Saugus pasirinkimas, bet man žiūrėti labai patinka. Man irgi šiaip labai. Skeletonas. Tas, kur čia tos rogutės. Su rogutėm, kur vienas. Tai skeletonas. Kur galva į priekį? Ne, man rodos, ant kitas yra. Gerai, kad pasidam. Vienas yra kojom. Mato, čia tos, kur tiesiog vienas guli kojom į priekį. Va, taip, ne kojom į priekį. Galva. Čia labai pavojinga. Aha, baisu. Nu gerai, 4 dabar. Čia pagal ką dabar tu taip dedi? Ne, davai 6, nes šuolis nuo tramplino man labiau patinka. Skeletonas kietas. Gal ne vėl vadinasi skeletonu, nes gali, nesvarbu. Labai noris tokį, žinai, kraštutinį labai komentarą pasakyti. Dailusis čiuožimas. O, gaidys visiškai. Kodėl? Negaliu užsimušti niekaip. Tai. Man atrodo, kad gali. Gali nuspjaut, ką nors. Gali. Buvogi, kad nukrytė ten, buvo kažkas, kur poroj. Kur važiuoja poroj. Išmeta ir nepagaudo. Nepagaudo, kažkaip užkėlė ir kryto ir ant galvos. Ir tada turėjo labai rimtą traumą. Čia kaip finisheris koks. Tūkstau. Tai gal 7. Čia pagal pavojingumą dėlioja, ne? Čia kažkaip. Dailusis čiuožimas, gerai. Šiaip pažiūriu, bet nėra, kad labai... Vienas nuobodžiausias man asmeniškai. Lygumų slidinėjimą jau turiu sakyti, kad pirmą vietą jau čia tiek nebus. Patinka? Šiek tiek. Šiaip... Užsiminėjau. Galiu paklausyti tą patį klausimą. Kiek tai tau dabar yra kaifas, kiek darbas? Nu, darbas tai tas sportinis darbas, kaip čia pažiūrėti. Daugiau kaifas. Daugiau kaifas, ne? Jo, dar neprasidėjo labai sunkių treniruočių. Tai kol kas. Dar prieisim, palaukim prie tų klausimų, viskas gerai. Po mėnesio kažkas žiūri, vien jau keiks. Jau Instagram'e, jau nebešiepsau. Dar 15 metų palauksi, pažiūrėsi kaip tada. Vėl kažkaip slogas. Būtų kaip blogai. Nu gerai, ką turim dar? Ledo ritulis. Šiaip žiūriu, bet nežinau kaip skeletonas, bet jau skeletonas ten kažkur.
Tai gerai, tai kokia 8, ne? Aštuntą vietą. Jėzau. Gerai. Nepagarba. O tai pasišnekam dar. Čia ledo ritulys Lietuvoje, ne? Taip, jie labai tam žemam divizionui. Dabar jie pateks kažkaip į tą aukštesnį divizioną, ar ne? Ir tada, jeigu ten kažką gerą padaryti, tai jau galėtų... Pastaruoju metu tas kritimas buvo divizionas, kaip futbolio panašiai ir dabar po truputį atgalios grįžta. Ai, dabar grįžta. Aš pamiršau kritimą, tai dabar žiūriu, kad augimas yra ir tu Jo, kaip faina. O gal prieš 4 metus sen jau buvom, žinai? Nesu, aš irgi. Taip. Aš kaip su žiemos sportais, aš pagalvojau dabar, ką reitinguoju, man labai sunkus reikalai. Biatlonas. Biatlonas čia arčiausiai manęs, ne, tai antra vieta. Antroji. Šiaip žiūriu labai. Jo, aš irgi mėgstu. Biatlonas, kur šaudyti dar reikia, ne? Kur dar šaudyti reikia ir mes su draugais net turim tokį, kaip čia darom stavkės, kas laimės. Jo. Visas. Tai daro ir biatlonus? Jo, tai biatloną ir dar jiems sakęs slidinėjimas nėra taip įdomu žiūrėti, biatlonus įdomiau žiūrėti, tai jo, rašomės kiekvienas varžybas. Kaip Eurovizija, žiūrėk. Kas kiek taškų, panašiai jo. Ir tada sezono gale kažkas laimi. Aš tik pagalvojau apie biatloną, tai kažkaip kaip yra, tu gal žinosi iš tos pusės, nu taigi tu taip turėsi su pirštinėmis, kas gerai, tu kaip ir sušilęs, bet vis tiek nu pirštų, nėra taip, kad nušal pirštai tada Būna, ne, ir tada reiks paustą gaiduką arba nulaikyti šautuvą. Šiaip net čia žiemą buvo pagavę per Eurosportą rodė, kaip mūsų biatloninkas bandė sušildyti rankas. Kokai bandė? Nusiėmė lasdas ir pradedi sukti ranką, kad kraujas nubėgtų link pirštų, nes jis privažiuojęs prie šaudyklos pajutė, kad nejaučia pirštukų, o ten labai yra svarbu jausti. Tiesiog suko rankas labai intensyviai ir tada kraujas nubėga link galūnę ir tada... Čia galim tai daryti? Galima, aišku, jo. Ta prasme, tu gali daryti, bet ką tik žmonės. O negali šildyklų įsidėti kokį nors, žinai, jeigu... Nelabai patogu, nes tu visą laiką nusiemi, užsidedi, tą pirštą turi atlaisvinti, nu ten per daug. Kokia temperatūra šiai būna? Nėra varžybos, kad sako, nevyksta ne dėl to, kad sniego nėra kaip Lietuvoje, o kad labai šalta. Būna, bet man atrodo, -25 turi būti, kad nevyktų, tai viskas... 2-3 gal, plus dar jie pamatuoja tada vėją, nes dar nuo vėjo būna, kad tarkim -18, bet jutiminė ten -kem kokioje Suomijai. Tai... Bet ir tie kostiumai tiksliai visų jūsų, jie yra labai ploni. Hidro kažkokie, kokie tam ploni atrodo. Labai ploni, nu. Yra kaip bėgimo šortai, nu, va, jeigu tai va tokio planumo. Jo, ir šiaip ką po savęs mes galim dar užsidėti papildomą, tai termo. Nu, tai termo tą patį, kur perkat jūs, ten, nežinau, kalnų slidinėjimui. Tai tiek, tai iš tikrųjų tai praktiškai nieko mes turim ant savęs, jo. Tai jeigu didelis vėjas, stiprus vėjas, tai šakės, atvarai dar per biatloną pakrenti, tiesiog niekas neveikia rankos. Bet rankos sušala ir lygumus slidinėjime, nes, pavyzdžiui, klasika, kai važiuoji, nu ten yra 2 stiliai, tai vienu iš stilium, kai važiuoji, tai tavo pirštai beveik nejuda, jie būna, nu taip, arba taip, tai irgi būna, kad sušala rankos. Tai su pergalėjau tik kumščius veikia, negaliu pitako duoti. Eina savo, bet šiaip paisų, kaip pagalvoju. Nu gerai, tęsim. Snieglentės. Snieglentės. O, visai nieko, bet... Ten labai daug visokių rūšių. Tai, nu, tai vis tiek kažkoks šokinėjimas. Įsivaizduokim, kad tas, kur triukus daro. Kur triukus daro, tai įdomu. Skate parke? Skate parke. Bet mes ten neturim daug jau vieto, ne? Turime 3, 4, 9 ir 10. Tai... Okei, 9, gal bus dar kokių fainų sporto šakų. Nebus. Nebus fainų. Snieglentės. Geriausia, ką galėjom gauti. Gerai. Slalomas. Tai čia kalnų slidinėjimas, ne? Įdomu, jo, galima šauti kokią 3. Man slalomas, iš tų karsų nesidomi, nepatinka, bet įsijungus, pasižiūrėti kaip ir tą šuolį į tolį, nuo tramplino taip pat ir... Tokie geri, nes tu lengvai supranti, tipo, jis greitai nusileido, nieko neišvertė, okei. O jeigu išvertė, tai labai sukasi daug ir irgi įdomu. Arba iš karto kažkaip pasišalino iš trasos ir tada jo. O dėjai bobslėjų? Sunku pasakyti. Gerai. Bobslėjus. Curlingas. O, tai čia fainas. Tas, kur sušluota trinti reikia. Mes su sportu nuvarim žaisti, tai... Man atrodo, ten labai sunku išlaikyti tą akmenį ir pusiausvyrą, ne? Nes ten kažkaip ant vienos... Sunku apskaičiuoti, kiek jisai riedės, nes tipo, toks atrodo, užsimojau kaip reikia, o jis ten tiesiog biškai parėda, tada reikia pasitikėti, kad kiti lygins gerai, nu žodžiu. O ta šluota yra tam, kad tiesiog geriau slysta, ne? Jo, ištirpsta ledą ir tada pavažiuoja. Ir tada biškai parėda. Šiaip tas taiklumo momentas smagus buvo,
Bet iki taikino ten nurident buvo reikalų. Nes kaip man atrodo, kai tu esi profesionalas iš to sporto, nu tik vis tik tu atkali. Nu kaip į kažį mes, nu ta prasme taip tu. Ne visai. Ne? Reikia labai Sunkiau, ne? hebra, kad tau labai padėtų. Ir be to reikia žiūrėti, kur varžovų yra tas burbulas nuridėjęs. Ir jis turi, Ir tu negali ten, kur tu nori, tu turi ten, kur gali. Tie gynėjai tada turi pagelbėti dar tau. Čia jeigu ką, aš specialiai pasimiau rolę to, kuris nesupranta, kad papasakot turi kažkas jūs nesuprantat, tai galvotumėt, kad esate ne vieni. O ne paskui, kurią vietą dedi, 4 ar 10? Tai gal 10. Okay, tarkime, čia bus 4. O, fainas, būmė. Gerlingas 10. Pamatymą, rasinai lapelį. Bobslėjus. Bobslėjus, akurat, geras. 4. Bobslėjus. Šiaip bobslėjus fainas jau. Bobslėjus, aš kartą atsimenu tą, žinot, kažkokį legendinį filmą. Jo, legendinį filmą, bet ten kažkaip paremtas, ne, tikrais faktais, tikrai istorija. Latvijoje yra trasa ir ten net vyksta, man atrodo. Nesiguldo, ne. Siguldo yra bobslėjų ta trasa ir man atrodo net vyko pasaulio taurės etapai Latvijoje. O tai jie suvažiavęs, bet mes važiavom su tokiu čiūžiniu. Ta prasme, tu esi važiavęs bobslėjų trasa? Jo, bet Latvijoje ir ten duoda, tipo, fanams pavadinkim, tai tokio ant čiūžinio atsisėdi. Kaip pavadinkim. Ten yra vairuotojas toksai ir tu su to čiūžiniu, tai visai stipru. Nedavai rogės lipti, ne? Ne. Per greitą, tipo, reiškia, ne? Eik, tiesiog, nes man, ta prasme, ten kokiu greičiu varo. Ta prasme, tas poskis. Su to čiūžiniu, žinok, vietom buvo, kur visai pagauna toksai, wow. Bet, jo, tai smagu. Baisu ten. Baisu. Nežinau. Kerlingas paskutinė. Kerlingas 10 vieta, 9 snieglentės, 8 ledo ritulys, 7 dailusis čiuožimas, mano manimu, overrated. 6 skeletonas, 5 šuolis nuo tramplino, 4 bobslėjus, 3 slalomas, 2 biatlonas ir lygumų slidinėjimas. Nu, aš tik pirmą vietą labai skitai. Aš irgi turbūt dėčiau, tikrai taip, normalu, žinai, ne mūsų kasdienybė, mums, žinai, ten yra, kaip sakei, ištvermės sportas. Ilgai žiūri ir ten per daug kažkas nesikeičia žiūrovui, žinai. Pačiam sportininkui keičiasi ten jėgų paskirstimas ir panašiai, o žiūrovas vis tiek nori, kad vat kristų kaip per slalomą, kas nors kūlverščiais, kad šoktų nuo tramplino ir nepataiky. Arba Deivis įsijungia tiesiog kaip Guilty Pleasure 70-ų. Lemba, reikia surasti čiam, bet man aš jį buvau radęs netyčia, nes jis tipo ištrintas. Tai normalu, kad ištrintas. Kažkaip nereikia žiūrėti. Taip, normalu. Reikia surasti. Bet tikrai gali būti. Gerai. Galbūt įdėsim linką, galbūt ne, bet mes dabar tikrai keliamės, kur reikės jums susirasti anketas socialinių tinklų, nes mes keliamės dabar į tavo kelionę. Taip. Kelionę į olimpinės žaidynės. From zero to Olympian. Yes, Zero to Olympian. Galit pažiūrėti, kur dabar tu labiau dedi. Instagram'e, Facebook'e, TikTok'e. Kol kas tiek, YouTube'as dar kaupiam info. Dar kol nenuvažiavom, juokingas dalykas buvo, kai tu pasivadinai ir buvo tavo inicialai JK, kas yra trumpinys Just Kidding. Ir aš galvoju, užsirašai Zero to Olympian, Just Kidding. Ir galvoju, kas čia virtuo, ai ne, čia Evgenija Kolga. Nes neleido kažkaip kitaip. Ir tada pagalvoju, kad reikia Evgenija Kolga. Just Kidding. Tai gerai, klausyk, praėjo 15 metų. Nuo tos akimirkos, kai tau buvo 19 ir liktais, tai jau tos sportus apleidai, kiek įmanoma? Nu, oficialiuose varžybose nedalyvavau jau. Nu, tai, pavadinkim, nemetai, bet tikrai turbūt sumažinai treniruočių kiekis ir panašiai. Turbūt 10 metų tikrai nieko nedariau su tuo. 9 jo. Ir dabar atėjo diena, kuomet tu nusprendai tiesiog sakyti visiems, kad aš keliausiu į olimpinės, bent jau bandysiu tai padaryti. Kodėl taip gimė tau? Kas nutiko? Kas čia susišvietė? Nu, tai susišvietė. Nukritai nuo slidžio. Nu, vat įdomu labai. Gal ne nuo slidžio, gal kažkur aukščiau. Ne, iš tikrųjų tai tiesiog pabandžiau paslidinėti, atsistoti vėl ant slidžių ir 2 žiemas iš eilės stengiausi kažkiek slidinėti. Ta prasme, tiesiog savo malonumui, nes pajaučiau, kad tai man labai fun ir kodėl aš to nedarau. Nesvarbu, aš galiu nebūti ten pasaulyje ar olimpinė čempionė, bet aš galiu tiesiog slidinėti. Turėjau slidės. Turėjau įsigyti slidės naujas, nes neturėjau slidžių. Pardavus buvo jau. Nes palikę ten mes esame. Medinės dar ten buvo. Tai slidės, batai, lasdos, aišku, ir tada apgalvoju, nu jau čia nemažai pinigų išleidau ant šito dalyko. Tai bet Sportlande gal tu nuolat kažkokia vis tiek, ne? Gal kažkokia ir duoda. Bet esmė tame, kad turėjau visą jau inventorių susipirkus ir pagalvoju, kad tiesiog reikia pabandyti. Čia sniego prikrito, viskas tvarkoja, važiuojam. Ir paskui su draugais šią žiemą nusprendėm, kad reikia nuvažiuoti žiemą paslidinėti. Ta prasme, ne su kalnų slidimo, su lygumų slidėm, nes sužinojau, kad irgi draugai šiek tiek moka. Tai tiesiog išvarėm, padariau kelis kartus po 2 treniruotės ir tai pagalvojau, kad gal aš čia visai dar važiuoju, dar nėra taip blogai, nes kai
ten prieš 2 metus atsistojau po ilgo laiko ant slidžių vėl, tai buvo toks, kodėl aš tą dariau, kodėl tėvai nuveda vaikus, nes man atrodė, kad ten, Dieve, aš važiuoju po 30 km, po 2 valandas, po 2 treniruotės, po 2 valandas, dar ryte ten kažkokią mankštą darai, visas suprakaitavęs, sušalęs, arba šlapęs, arba sušalęs, nu, ta prasme, vienas iš dviejų. Skamba puikiai. Aha, skamba puikiai. Skamba tai, ko norėčiau pabandyti, žinai. Taip. Pirmi tie mano tokie važiavimai, prieš 2 metus po ilgos pertraukos buvo su tokiom mintim, bet paskui, kai aš atsistojau dar kitais metais, va čia praeitais metais ant slidžių, man jau kažkaip buvo okei. Nu, ta prasme, nu tai čia labai smagu, man pasidarė smagu. Man nereikėjo važiuoti greičiui, man nereikėjo skubėti, man nereikėjo nieko daryti specialiai, aš norėjau važiuoti ten, kur aš noriu važiuoti, o ne ten, kur treneris pasakė. Ir aš pagavau tą malonumą vėl, nuo tos slidinėjimo, kurį aš galbūt turėdavau arba gaudavau vaikystėje, ne, nuo tų kažkokių. Ir tada galvoju, tai aš jau čia slidinėjau, jau čia reikia varžybas važiuoti, nesgi norisi to medalio kažkokio, tai vėl, nors jo iš tikrųjų nereikia turbūt. Turiu aš tų medalių jo, bet gal reikia vėl, jo, reikia kažkokios jo kažką siekti. Ir tiesiog nuvažiavau į Lietuvos čempionatą ir užėmiau vėl tą 12 vietą kaip vaikystėj ir pagalvojau, tai palauk, jeigu ten tada buvo 2, tai tada gal kažkada gali būti vėl 1. Ir šiaip, kai pagalvoju, tiek nesitreniravus ir čempionatį iškart 12 vietą, tai taip sakyčiau, nekukliai. Nu, nebuvo ten daug tų dalyvių. 13, 14, bet esmė buvo tame, kad aš pajaučiau malonumą ne tik šiaip važiuojant, bet ir grįžtant į varžybas. Tas adrenalinas. Adrenalinas jo ir aš supratau, kad galbūt man šito ir trūksta dabar gyvenime ir galbūt pastreniruojam dar labiau. Tai va, tai tokios mintis buvo praeitą žiemą, o šią žiemą, sakau, po tos stovyklos, atostogų, nežinau kaip čia pavadinti geriau, nusprendžiau, kad noriu pabandyti sudalyvauti dar kartą. Lietuvos čempė, galbūt dar kažkokios bus varžybos, bet vėlgi žiema šita buvo nelabai dėkinga, nes labai daug atšaukė varžybų ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir net Estijoje, nes ten buvo arba nėra sniega, arba dirbtinis sniegas, arba lyja. Nu, ta prasme, ir sąlygos labai sudėtingos. Bet kovo mėnesį, va, čia sudalyvavau Ignalinoje, tai pirmą ten kartą 8 vietą užėmiau, 2 kartą po savaitės ten slidinėjau, buvau 3. Ir ta 3 man kažkaip taip skaniau jau skambėjo, nei 12 ir 8. Aišku, nedalyvavo gal 100% visos slidininkės, kurios dabar yra Lietuvoje, bet tą medalį užkabinau, pati savo pasakiau, kad nepralaimėjau tam, kam neturėjau pralaimėti, ta prasme, buvau savo vietoje, aišku, atsilikimas nuo 1 vietos yra labai didelis ir neturėjo atsirasti minčių, kad aš noriu grįžti į didįjį sportą, bet jos atsirado. Tai grinai nuo tos 3 vietos realiai ir atsispyrė labiausiai, turbūt, ne? Labiausiai atsispyriau. Aišku, kai tu pradedi stengtis labiau, ta prasme, daryti treniruotės ir tau ateina tos mintis, ypatingai, kadangi aš jau turėjau tą kaip ir karjerą, ir dalyvavau tarptautinėse varžybose ir buvau rinktinė ir jau pajaučiau tą visą sportą, tai tos mintis visada yra galvoj, bet kai pagauni save, kad va, čia dabar už šito galiu užsikabinti ir save motyvuoti judėti toliau. Ir viena iš priežasčių galbūt, kodėl iš vis sugalvojau, kad pasidarė truputį liūdna dėl to slidinėjimo, nes tiek mažai dalyvių. Tokią turim gerą iš tikrųjų bazę dabar Ignalinoje, kur pastatė pastatą, trasą, dirbtinį sniegą padarė, gali pagaminti dirbtinį sniegą, kur iki, nežinau, kovo galo gulėjo, kur jau atvažiuoju į Vilnių, visi su maikėm vaikšto, o aš ką tik kelių istoriją, kad Ignalinoje slidinėjau ir žmonės galvojo, ką tu čia darai, kur tu tą sniegą randi. Tai va, tai jeigu mes galim turėti tokias sąlygas ir sudaryti, tai galbūt reikia biškį tą slidinėjimą pajudinti dar labiau. O yra dar hebros tavo? Nu, kad tarkim, su kuo varžeisi prieš 15, ten kiek metų, kad vis dar kažkas testų? Kad iš merginų, kad testų, tai nėra, bet buvom tokiose varžybose yra Žalgiriada. Ir ten žiemą vyksta ir lygumų slidininkų varžybos, tai met buvom susitikę su to merginom, jos buvo irgi atvažiavusios savo malonumai sustartuot, tai buvo kelios merginos, su kuriom aš sportuodavau. O ten treneriai, federacijos darbuotojai? Jo, treneriai, federacijos.
Tie patys. Jie nesikeičia. Legendinė situacija, žinai. Tais pačiais treningų. Panašiai. O tai gerai, koks yra dabar potencialas, nes tavo tikslas yra olimpinės žaidynės. Kelintais dabar tiksliai metais plaukijos vyks? Jau šią žiemą. Jau šią žiemą. Milane. O, geras. 2026. Yra tikrai tobula. Turėtum pas Karoliną Meskino pamatyti profilio, nes jie bus ambasadoriai. A, ne? Jau yra, jau paskelbta Jau buvo yra. kažkada čia. Gerai, tai potencialas ir kaip manai, kiek šansų, kad pavyks? Kiek mums užmės top sportą, taip kad, nebūtų labai... To nedarome. Jeigu mes tam to, kad pateks ar nepateks. To mes nedarome, ką. Mes tik už popiežių balsavome, bet pralaimėjau. Ne visų laidų vedėjų nuomonė sutampa ir gyvenimo būdas sutampa. Visų pirma, reikia treniruotis, tai tą dabar ir darau. 2 kart per dieną, 3 kart per dieną, 5 kad kart. mums nepavyks tada. Nes reikia treniruoti. Jau pradėjau treniruotis 2 kartus į dieną. Jau turiu planą, jau turiu žmogų, kuris padeda. Šiaip pati esu trenerė, tai kaip ir pati sudarinėjau tą planą, neturiu kažkokio, kad va, aš Evgenija ir va, mano treneris kažkoks tai žmogus, ne? Bet su vienu vaikinu dabar jis man padeda sudarinėti planą, pareguliuoja truputį, patarė, nes kaip ir viską žinai po tiek metų, ne, sportavimo, ką daryti, bet kartais norisi išgirsti iš kitos pusės. Faktas. Žmogus, kuris tave mato iš šono, kad jis tau pasakytų, gal čia nereikia tiek daug, gal čia reikia kaip tik paspausti. Ir ištvermės sporto šakos atstovai, nežinau, gal sutiks žmonės, kurie žiūrės ir kurie patys užsiminė ištvermę. Mes tokie, mums reikia daug varyt, ne visada reikia daug varyt, kartais reikia duoti savo pailsėti, arba kažkaip nukreipti save į kažkokią kitą treniruotę, ta prasme. Tai tam, kadangi turim labai mažai laiko ir neturim šansų padaryti klaidą, tai aš nusprendžiau, kad man reikia su kažko pasitarti, tai vat man vienas žmogus padeda su treniruočių planu. Dėl atrankos turi paskelbti šiaip Lietuvos slidinėjimo federacija, kokie bus kriterijai. Ta prasme, kriterijai, kad patekti į olimpiadą, kokio lygio turi būti sportininkas, jie yra žinomi. Tai mes turim tam tikrus taškus surinkti, kuo mažiau pas mus taškų, to geriau, tai reiškia mes geriausio lygio slidininkai. Kad tu galėtum dalyvauti arba vienose varžybose, ar keliose distancijose, arba visose, vien žodžiu, ten priklauso. Turi turėti olimpinį normatyvą. Kad turėti tą olimpinį normatyvą, reikia dalyvauti tarptautinėse varžybose. Tai dabar jau vasarą aš pradėsiu dalyvauti tarptautinėse varžybose, kad tos savo FIS taškus sumažinti iki reikiamo lygio. Šiaip keista, kad reikia mažiau. Reikia mažiau, jo, tai... Kodėl negali paprašiau žmonės? Jeigu esi olimpinis čempionas, tai turi 0 arba 0 kablelis kažkiek. 0, senis, 0. Kiek aš taškų turėčiau? 0, aš neturiu taškų. Galėtum vaikams girdžiai, aš turiu milijoną taškų. Daugiausia. Daugiausia taškų. Tai va, o plus, aišku, atranka Lietuvoje. Nes yra kelios slidininkės, kurios dabar šiuo metu irgi taip pat ruošiasi ir nori patekti į tas olimpinės žaidynės. Šiaip Lietuvos rinktiniai kaip yra ir 2 pagrindinės slidininkės, jos važiavo ir prieš 4 metus įvykusią olimpiadą. Aišku, jos labai buvo jaunos, man atrodo, buvo jauniausios atstovės lygumų slidinėjime, šiaip, man atrodo, galbūt net Lietuvoje, reikia pažiūrėti, bet lygumų slidinėjime tai tikrai ten 17, man atrodo, ir 18 metų, 17, 18, ir dabar jos vis dar sportuoja, vis dar ruošiasi ir irgi, tai mano tikslas jas aplenkti. Tai smalos, ant kokios ant slidžių ir viskas, užtepė joms. O kokio amžiaus dabartinė olimpinė čempionė? Koks dažniausiai yra tas, sakykime, amžius, kur tu... Auksinis. Jo, kur yra tie geriausi metai po dygimų. Ištvermės sporto šakoje šiaip tu gali ir 30 ir 35 tapti olimpinė čempionė, tai viskas tvarkojasi. Gali būti, kad, ta prasme, vyrų net gal sporte šakoj gali... Man atrodo, gal buvo ir 3-8 metų laimėjo. Žinau, kad biatlonininkas šitas Ole Einars Bjordanas virškiam, jo, ir jis varydavo. Tai viskas tvarkoja, mes turim biatlonininkę irgi Nataliją Kačerginą, kuriai sukako dabar 40 metų ir jinai ruošiasi olimpiniam jo žaidiniam su biatlono rinktinė važiuoti. Tai iš esmės 20 tu gali laimėti, bet mažesnė tikimybė dažniausiai vis tiek link 25 metų, bet čia nėra jokios ribos. Jeigu tu esi kažkoks... Bet šiaip standartas koks apie tram turbūt, ne? Kažkur būtų. Jo. Ta prasme, nes kai kurie, pavyzdžiui, kalbant apie Norvegiją, ne, buvo šią žiemą pasaulio čempionatas ir buvo slidininkė, kuri 3
6 metų pirmą kartą važiavo į pasaulio čempionato. Ir tu galvoji, kaip tu išsilaikai tiek laiko, o jinai tiesiog negalėjo patekti rinktinę, nes ant tiek didelė konkurencija, kad tu negali patekti rinktinę. Tu gali būti superinis slidininkas, tu atvažiuoji pasaulio čempionatą, tu iškart laimi medalį, bet tu tiesiog negalėjai patekti rinktinę, kad atvažiuoti iki to čempionato. Lietuvoje paprašiau, kaip suprantu, 2 svarbiausias savo varžovės įveikti ir šitos tarptautinius turnyrus kelis kažkaip suvažiuoti gerai. Svarbu taškų nerink, stenkis kuo mažiau. Kuo mažiau taškų, kuo mažiau taškų, aplenkti jo pagrindinės ir šiaip Lietuva merginom turi 2 kvotas į lygumų slidinėjimą, tai 2 merginos važiuos. Tai mums tik vieną reikia pašalinti iš yra ten ir jaunesnio dar šiek tiek merginų keletą, kurios irgi, aš manau, bandys kažką įrodyti, tai bendrai, kiek aš dabar suskaičiavus tokių, tai 5-6 merginos. Ne, mačiau, sunkiau bus tiek su Mes pats tik jėgų neturime. 5-6 merginos, pati, žinok, kurios bandys atsirinkti tas 2 vietas. Nu tai ką, žinau, tai čia yra didelis iššūkis, kai pagalvoji labai per trumpą laiką, ne, gausis per metus to praktiškai. Taip. Tai per metus laiko tapti olimpietę ir čia būtų wow. Aš manau, kad labai faina, kad tu tai keli į medijas, kad tu nori tai rodyti, kad tu nori pamotyvuoti turbūt ir save to pačiu, ir kitus žmonės. O jeigu paeitų kortą dar ir patektum į olimpinės, tai čia būtų žiauriai geras pavyzdys, istorinis pavyzdys. Wow. Bet ne visai, kiek užmesi? Ką? Nemetam kol kas tau sportą, dar ne? Gerai, vėliau pasitarysim. Papilnavim. Tai gerai, tai ką žinau, Deividai, dar kažką nori pridurti? Jau aiškiau net neaišku, reikia kuo mažiau taškų. Kuo mažiau taškų. Nerenkam jokių taškų, aš pasižymėsiu. Jokių. Ir 1-2 vietą Lietuvoje. 1-2 vietą. 5-6 yra. Jo. 5-6 geros, reikia būti tarp 1-2 su mažai taškų. Viskas aišku. Tai gerai, galit pasiekti Evgeniją Zero to Olympian. Taip. Įdėsim nuorodas, galit pasižiūrėti, būtinai sudalyvaukite ir Vilniaus pusmaratonį. Teisingai. Dar biuros galim tą kavą pavaišinti. Galima kavą pavaišinti, irgi galim įdėti nuorodą. Pavaišinkit mane kavą, kadangi matot, yra sunkumų. Normalu. Aš nesu kažkoks tai rinktinės narys, neturiu jokio finansavimo. Tai viskas iš savo pinigėlių, iš savo darbo. Dirbu, aš nemečiau darbo, tai bandau dar šitą dalyką suderinti. Galite atėti panoramą apsipirkti ir pakalbinti Evgeniją tenais? Galima. Taip, ir ten galės ant kavos irgi kažkaip ant kavos. Ačiū labai, kad atvykai, mes to linkim didžiulės sėkmės. Aš tai palinkėsiu turbūt labiausiai, kad nebūtų ne akimirkos arba ne vieno karto, kuomet tu praleisim treniruoti ir būtų, žinai, tų minčių, kad gal žiūrėk, šitą praleisiu, nieko nenutiks. Tai aš to linkiu, kad nepraleistum ne vienos treniruotės, kad jų turėtum tiek, kiek reikia, palisėtum tiek, kiek reikia ir tavo planas veiktų puikiai, tai sėkmės tau didžiausias. Ačiū labai, kad pakvietėt. Ačiū, kad atvirai. Deividai, taip, kad tu į olimpinės slidinėjime lygumų nepateksi. Ate visiems, iki.